1, 2, 3, girdžiuosi, taip. Visi tokie tylūs po filmo. Taip, aš kviečiu prisėsti Maksimas Demidenko, Ukrainos karo archyvo bendraįkūrėjas ir vadovas, Irina Pavliukovska, Ukrainos karo archyvo duomenų rinkimo ir analizės skyriaus vadovė, Ivan Sautkin, ukrainiečių kino režisierius ir Ukrainos režisierių gildijos narys, festivalio programoje rodomo filmo Poema mažiems žmonėms režisierius, Ieva Balsiūnaitė, žurnalistė ir dokumentikos kūrėja, ir aš, Daiva Žeimytė, moderuosiu šitą diskusiją. Ne diskusija, čia toks turbūt labiau minčių pasidalinimas, pažiūrėjus filmą. Viktoras, kuris yra dar viena iliustracija tos svarbos ir tos reikšmės dokumentavimo, fiksavimo įvykių, ypatingai krizinėse situacijose, ypatingai tokiose situacijose, kokioje šiandieną yra Ukraina, tam, kad mes visi ir po daugybės metų žinotume, matytume ir suprastume kontekstą. Tai čia tas filmas, ko gero, bus neįkainojamos vertės ir reikšmės ir po daugybės metų. Tai aš gal pradžioje ir norėčiau pradėti nuo tokio bendro klausimo visiems. Ir gal nuo Ievos pradėsiu pirmiausia. Nes ko gero ukrainiečiams suvokimas apie tai, kad jie turi užfiksuoti tai, kas vyksta, nėra klausimo, ar ne, bet mums štai stebintiems situaciją iš šono, mes vis tiek tai žiūrim kaip į tam tikrą dokumentiką iš šono, ar ne, ne iš vidaus, bet reikšmė dokumentavimo svarba. Kaip Jūs manot, Ieva, kaip mes galėtume apibūdinti šito proceso svarbą? Kokią įgyja reikšmę įvykių fiksavimas tuo realiuoju momentu? Tai man atrodo, kad ta reikšmė yra neįkainojama ir, kaip ir pasakėjai, turi skirtingus prieimo būdus, jei tu esi iš Ukrainos ar tu esi iš Lietuvos. Manau, kad dokumentavimas vienareikšmiškai yra be proto reikalingas. Ir man atrodo, apie ką aš daug galvoju, tai apie tą esamąjį laiką, apie įvykius, kurie vyksta čia ir dabar. Ir net vėliau mes sugrįžę prie jų, kalbėdami apie juos, tai nebebus taip pat, kaip būtent tą akimirką, kai gyvenimas vyksta prieš mūsų akis. Ir man atrodo, ir mes, lietuviai, ir savo istorijoje turim daugybę pavyzdžių, kur dokumentavimas to, kas vyksta aplink mus, tapo tarsi mūsų balso pratęsimu pasaulyje. Galim prisiminti tą pačią sausio 13 ir kaip fotografijos apskriejo ir sukrėtė pasaulį to, kas vyko tą dieną būtent. Kalbant konkrečiai apie Ukrainą, žinoma, mes nesam ukrainiečiai, mes nesam ten. Vėlgi, mums lietuviams šis karas yra labai artimas. Mes puikiai pažįstam, pavadinkim, priešą, matom, kas vyksta. Aišku, aš asmeniškai pastebiu tokį skirtumą irgi tarkim, mūsų lietuvių ir mūsų kitų europiečių gyvenančių vakarų šalyse. Aš praėjusią savaitę buvau Berlyne. Ten vyko prie Europą toks didžiausias Europos transliuotojų festivalis ir man labai įstrigo tai, ką pasakė vienas suomių garso pasakojimų kūrėjas apie tai, kad tarsi turime tokią uždangą nusileidusią ant Europos. Jis pavadino tai garso uždangą, todėl kad mes klausėmės garso dokumentikų. Apie tai, kad rytinis, pavadinkim, Europos blokas kalba apie karą, kalba apie skaudulius, apie tokias visuomeninės problemas, reiškinius, ką mes patiriame, kai tuomet vakarų Europa, kaip jis pasakė, kalba me, myself and I, daugiau apie tokius žmogaus asmeninius dalykus.
Tai man atrodo, kad šioje vietoje mes Lietuvos kūrėjai irgi tarsi priartėjom prie ukrainiečių ir tas skausmas ir tai, kas vyksta, mums tampa daug artimiau. Ir aš, aišku, kalbu už save ir galiu ir savo kolegas paminėti, nes su jais daug šnekam apie tai, bet mes tą dokumentavimą irgi matom kaip tai, tam tikrą pareigą to buvimo čia ir dabar. Ir palikimo ir ateičiai, kolektyviniai atminčiai. Tai, man atrodo, šiuo aspektu tarsi visi esam drauge. Aš kaip tik vakar baigiau žiūrėti dar vieną filmą apie dokumentavimą. Nepatogiame kine taip pat yra švedų sukurtas filmas ir milžiniškas archyvas, 3,5 valandos filmas. Švedai dokumentavo Izraelio ir Palestinos istoriją nuo 57 metų iki 89 archyvas. Tai yra tokio stiprumo medžiaga, ta prasme, visokiais kampais, ten nuo tradicijų iki tų visų krizinių situacijų, iki karinių aspektų ir politinių ir taip toliau. Tai tikrai nuostabi, į daug klausimų atsakanti medžiaga. Ir ten buvo tokia frazė, kad pačioj filmo pradžioj, kad tas archyvas tai kaip čia pasakyti, nesuponuoja tam tikros nuomonės, bet jisai leidžia žinoti, kaip buvo tuo realiuoju, tuo momentu. Tai čia tiesiog jau kolegų ir bičiulių iš Ukrainos noriu klausti. Jūs irgi tą patį darote. Tikiu, kad kalbėjote apie Ukrainos karo archyvą jau čia per šitą savaitgalį, bet dar gal kas, jeigu negirdėjo, kas tai yra per procesas, kaip jisai vykdomas, kokio jūs dabar esat stadijoje to dokumentavimo. Tai čia ko gero Maksimui ir Irinai būtų klausimai. Prašau. Thank you. Archyvas jis stengiasi labai daug surinkti palitrą visų tų istorijų, kurie yra susijęs su karu, nes čia ne vien tik tai faktai ir įvykiai, o čia yra ir žmogaus gyvybės, iš kurių surinktas archyvas iš tų žmonių, kurie iš savęs turi labai skirtingų likimų surinktų ir daug skirtingo gyvenimo kelio. Nes tai yra, per šitas išeiginės mes matėm per savanorius, kurie užsiima evakuaciją, matėme filmą dokumentinę apie karius, istorijas apie paramedikus, apie civilius, kurie gelbėjasi, civiliai, kurie išvažiuoja iš Ukrainos, tie, kurie lieka. Tai yra tai viskas, kas kartu jungia ir duoda mums bendrą savoką, koks yra gyvenimas šiandien. Ir dėl to archyvas stengiasi surinkti visą tą, nes mes labai daug dirbame fiksuojant būtent karo nusikaltimus, bet tai karo nusikaltimai tai yra nepagrindinis ir neišskirtinė mūsų dalis, su kuria mes dirbame archyve, karo archyve. Ir tie, kurie dokumentuoja, kaip ir žmogaus teisės gynėjai, kaip ir žiniasklaida. Tai yra skirtingos organizacijos, kurios dirba su archyvais, prie kurių mes kreipiamės, mes siūlom parduotą istoriją ilgalaikiam naudojimui, nes po 10, 50 arba 100 metų mes turime sugrįžti prie šitų istorijų. Ir tai yra būtent ta karta, kurie dabar gina Ukrainą ir tie, kurių su mumis nėra, o jų ateinančią kartą jį nagrinės savo tėvų, savo senelių istoriją ir galimai. Mes dėka, kad jungiam tas medžiagas iš skirtingų dokumentatorių, mes suteiksime tą galimybę pastatyti tą tokią būtent to gyvenimo palitrą visą. Tai iš tų, kurie dabar ir yra atstovauja Ukrainai.
Na, aš tai tokį pavyzdį gal pateikčiau, nes ne per seniausiai mano kolegės, kai vaikšto Vilniaus mieste, šalia ambasados Rusijos praėjo, kur buvo tokia puikiai gatvė, kai vadinasi Ukrainos didvyrių gatvė. Ir dabar nes vyksta paroda, kuria informuoja apie nelaisvės, kurie yra Rusijos nelaisvė, randasi mūsų kariai. Ir šita paroda tai yra Andrijus Jakimenko parodos nuotraukos. Ir Andrijus yra mūsų partneris, jis perduoda mums savo nuotraukas mums į archyvą. Ir tai yra tas pavyzdys, kaip mes centralizuotai galim surinkti bendrą tą tokį archyvą visų formatų, kurios yra filmuojami, kur daro nuotraukas šalia fronto linijos. Tai yra karo fotografai, žurnalistai ir kiti. Tai yra tam, kad mes galėtumėm tą istoriją būtent išsaugoti ir tam, kad, kaip ir šitas pavyzdys, informuoti tame tarpe ir Europą apie ir Lietuvos piliečius tame tarpe apie tai, kas vyksta mūsų šalyje. Tai dėl to aš labai tikiuosi ir tikiu, kad tokių parodų bus tik daugės ir tokių medžiagų, kurios papildys mūsų archyvą, bus daugiau ir tai mes galėtumėm centralizuočiau tą viską vykdyti. Na, tai aš tai pakankamai toli esu nuo archyvo, nes aš tai esu dokumentalistikos kolektyva, tai ir Vavilon 13, tai mes būtent filmuojam. Mes nearchyvuojam, mes darom tą, kad filmuot mūsų filmus kurti ir mes turime pakankamai didelį tą patirtį, kai mes dirbam su archyvu, su archyvavimu, nes mes pradėjome savo darbą pradėti dar, kai buvo Maidanas. Tai buvo revoliucija Kijeve, mes kai susirinkome ir filmavome ir tapome, mūsų kolektyvas, mes surinkome daugiausia medžiagos, kas liečia Maidaną, mes nuolat buvome Maidane, mes filmavome iš visų pusių. Ir dabar galima sakyti, kad šita medžiaga dabar labai naudinga, nes naudojasi, nes iš mūsų medžiagos jau labai filmų daug yra sumontuota ir jį nuolat turi paklausos. Žmonės ne vien informacijai nori gauti, bet kartais archyvinė medžiagos turi tą dvigubą paskirtį, nes tai gali būti ir ta medžiaga, kad tai sukurti ir filmą, o taip pat ir gali būti ir medžiaga, kad daryti tyrimą. Tai yra tam, kad analitiką užsiimti, analizę sukurti, tam, kad kažkokias žmogaus teisės dalykus, kažkokius projektus sukurti, žmogaus teisės video archyvas, tai yra ir foto labai reikalingas dalykas. Ir archyvavimas, tai labai puiku, kad tokia iniciatyva iškart, kai prasidėjo pilno masto invazija, tai iškart atsirado ir tas archyvas ir toliau pildomas ir, man atrodo, ir Vavilonas 13 irgi, mes irgi teikdavom mūsų savo medžiagą, nes mes turime labai daug medžiagų iš skirtingų Ukrainos kampų ir iš prefrontės teritorijos daugiausiai. Aš ką galiu pasakyti, kad iš tiesų mūsų tas darbas, mūsų kolektyvo darbas, kažkur tai 50% tai yra kūrybinis darbas, kai mes darome kažkokį tai meninį projektą ir režisierius, kuris realizuoja tą meninį projektą, o antroji dalis tai yra darbas būtent su archyvu. Dabar mes baigsim darbą, kuriant filmą būtent apie Maidaną, tai yra Laiko mašina Maidanas, tai mes ruošiam, kai žiemos pradžiai tai bus realizas, aš tai kol kas dar nesakysiu, kokiam festivalis bus pristatytas, bet manau, kad tai bus labai toks skambus darbas, nes jis grįžta mūsų į Maidano laikus ir taip toliau. Mes dabar kūrėme ir ruošime antrą filmą, kuris yra dalinai iš archyvo paremtas, irgi labai toks skambus darbas. Tai viena mūsų iš kolegės filmavo 7 metus iš Azovo pulko viduje. Žinot, kas yra pulkas Azov, nes rusai pakėlė į tą vėliavą kaip fašistai, tarsi tai yra fašistai ir padarė kaip ir propagandos instrumentų pasidarė.
O iš tiesų tai eina kalba apie, kodėl būtent Azovas tai tapo toj vėliavoje, nes Azovas yra pats efektyviausias padalinys Ukrainos kariuomenė iš tiesų. Ir jis labai yra, žinoma, jiems pavojingas. Ir tai yra svarbu, nes tas filmas apie Azovą iš vidaus, jis bus toks labai galingas instrumentas, kuris darys įtaką bendram supratimui, bendram mentalitetui. Aš tai dar noriu dapildyti, nes kažkiek dar irgi papasakosiu ir apie patį archyvą, nes iš tiesų mes dirbame su Vavilon 13 ir su skirtingom iniciatyvom, ir čia idėja yra tame, kad mes identifikavome, kad Ukrainoje apie 1200 skirtingų iniciatyvų, skirtingų lygio, tai yra iš žmogaus teisų gynėjų arba individualių dokumentatorių, kurie filmuoja, fotografuoja karą. Taip ar kitaip, kiekviena organizacija, kiekviena iniciatyva turi tam tikrą požiūrį į tai, ką fiksuoja. Mes archyve, stengiamės viską susirinkti kaip kolekciją arba kaip medžiagos, kurios yra pririštos prie kažkokių tai įvykių, kur leidžia mums pasižiūrėti iš skirtingais kampais, bet bendrai, jeigu mes žiūrime į Azovą arba į kažkokią tai kitą situaciją, arba kažkokį tai įvykį Ukrainoje. Tai per archyvo medžiagą mes turime galimybę pasižiūrėti tą erdvę, defragmentuotą erdvę. Iš to jungesio maksimaliai leidžia galimybę pasižiūrėti už tų rėmų, kaip mes pasirenkam kažkokį tai konkretų žmogų ir gauti maksimalų apimtį, kuris gali liūdyti ir kuris gali ginčytis, kuris gali duoti kažkokį tai kitą supratimo erdvę, bet tai tikrai labai praturtins tą svarbą tų potencialių išvadų, kur gali padaryti tas tyrinėtojas. Realybės dokumentavimas, turbūt čia taip galima pavadinti. Ieva, noriu jūsų klausti, nes tai yra labai svarbu, kuomet, kaip ir paminėjo Ivanas, jeigu vėliau būtų daromi, ko gero, bet kokiu atveju, ypač tokiais atvejais daromi tyrimai dėl vieno ar kito, sakykime, dėl vienos ar kitos situacijos, norint išsiaiškinti priežastis ir tas toks įvairiapusiškumas informacijos vėlgi yra labai naudingas būsimiems tyrimams. Kaip jūs matot tą situaciją, kaip žmogus, kuris darot tyrimus, tą svarbą tokį? Tai, man atrodo, čia galima pažiūrėti tiesiog iš skirtingų pusių. Yra, pavadinkim, daugybė krypčių, kur dokumentavimas tam tikrų įvykių yra skirtingų daugybė kelių, kurie gali nueiti. Ir, pavyzdžiui, kalbant konkrečiai apie tyrimus, tai tikrai, gerai žinoma, nežinau, kas galėtų būti pavyzdys, The Reckoning Project, galbūt Ukrainoje, ar ne, kur, tarkim, žurnalistai yra specialiai apmokomi klausti, rinkti informaciją taip, kad vėliau ta informacija galėtų būti panaudota teismuose. Man atrodo, čia irgi yra tokia labai specifinis kelias, kad ne viskas tarsi gali būti panaudota, tarkim, konkretiems teisiniams procesams. Žmonės, kurie dokumentuoja, kurie renka tą informaciją, jie turi irgi turėti specifinių žinių, jeigu, tarkim, einama konkrečiai tuo keliu teisinių tyrimų siekiant teisingumo. Kas yra svarbiausia šitame kelyje, kaip jūs manot? Jeigu mes kalbam, aš paklausiu po to ir kolegų iš Ukrainos, jeigu mes kalbėsim apie tam tikrą teisinį ir politinį aspektą dokumentavimo, kas yra svarbiausia, bet Ieva, jūs gal šiek tiek, kaip žurnalistas, kaip žmogus, kuris dokumentuoja, aš ateinu kalbinti žmogaus ir tas žmogus galbūt gali vėliau būti koks nors labai rimtas informacijos šaltinis kokiame nors teisminėme procese. Ko gero jau žinant, kad jisai gali būti rimtas informacijos šaltinis tiek dėl žmogaus teisų pažeidimų, dėl kitų dalykų. Tai kas yra svarbiausia ruošiantis tam pokalbiui? Kaip tie žurnalistai, ką jie turėtų žinoti, tie, kurie dokumentuoja?
Na, aš pati asmeniškai nedirbau konkrečiai su tikslu rinkti informaciją tam, kad ji vėliau galėtų būti panaudota tam tikrose teisiniuose procesuose. Tai negaliu atsakyti konkrečiai apie žingsnius apmokymo specialistam, nes informacijos konkrečiai teismams aš nerengiau. Kalbant apskritai, tu kai renki informaciją, aš pati, pavyzdžiui, kai dirbu su tam tikrom istorijom, aš žinau, kodėl aš darau tą istoriją. Ir tarkim, mano patirtyje yra būta skirtingų atvejų. Tarkim, aš einu kalbinti žmogų, kuris gynė Azovstalį, jis buvo nelaisvėje, mes sėdime su juo kartu, jis man rodo savo kankinimų žymes ant jo rankų, tai tu kaip žurnalistas, tu viską dokumentuoji tiksliai, faktiškai, su datomis, laikais. Ta prasme, stengiasi savo darbą atlikti kuo konkrečiau ir tiksliau. Bet tada lygiai taip pat, ką norėjau pratęsti, tarkim, apie tą tikslą dokumentavimo ir istorijų pasakojimo, kartais tu eini, tarkim, kalbėsi apie vieną istoriją, kurią dariau, kuri dabar ir keliavo po festivalius, būtent garso dokumentika apie karį, kuris žuvo šiame kare. Ir, tarkim, ta istorija, jo man duotas interviu yra vienintelis jo liudijimas, tarkim, žiniasklaidoje, vienintelis būdas, kaip artimieji gali dar vis išgirsti jo balsą, sugrįžti, tai turi tą tokį ir emocinį poveikį, kuris irgi yra labai svarbus, yra tas dokumentavimas, išsaugojimas to žmogaus, kas jis buvo. Ir tas karys, apie kurį aš dariau istoriją, jis po to tapo visai žinomas Ukrainai, ta prasme buvo nemažai straipsnių padaryta apie jį, nes jis buvo labai jaunas, kai žuvo, bet tuo pat metu aš galvoju, kaip tas interviu, kurį aš tarsi įrašiau, taip, nežinau, pavadinkim nekaltai, ruošiau istoriją Maidano įvykių 10-mečiui. Ir kalbėjomės būtent su labai jaunais žmonėmis, kurie pradėjo įsijungti į Ukrainos įvairias palaikymo veiklas, dar kai buvo visai maži. Ir tas interviu, kuris buvo mūsų pokalbis, tiesiog prie kavos puodelio prieš jam išvykstant į fronto liniją, tai tapo liudijimu, kuris jo šeimos nariams dabar yra be proto brangus. Tai čia, man atrodo, tokie skirtingi keliai, ar ne? To dokumentavimo, istorijų pasakojimo, ištikimybės faktui. Ir tai šiomis mintimis norėjau pasidalinti apie tos skirtingus tarsi kelius, ar ne? Ir tą skirtingą svarbą. Ačiū, gal taip, kolegos iš Ukrainos. Visiems tas pats klausimas, iš esmės apie... Netgi šitame filme Viktoras buvo savanoris, ar ne, fotografas savanoris, kai jūs irgi dokumentuojate, Ieva, štai žurnalistė, ar ne, tai ta prasme, ar tai daro žmonės, kuriuos jūs atsirenkant, ar tai gali daryti bet kas užsimanė ir, nežinau, tiesiog kas mato tą ginklą, fotoaparatą arba kamerą kaip kovos ginklą. Ir aišku, yra tas išliekamumo vertė, jeigu mes kalbam apie teisinės ar politinės kažkokias pasiekmes, tai kokia yra tas efektas galutinis, kur po to tą archyvą galima labai tikslingai panaudoti. Tai Maksimai, gal nuo jūs pradėkime. Na, aš tai pasakysiu taip, kad man atrodo, kad iki tam tikro laiko buvo apribojimai, kaip galima naudoti tas medžiagas, kurias surinko ne prokurorai, kad naudoti teisiniuose procesuose. Bet 2020 metais, man atrodo, buvo tokia labai revoliucinis protokolas Berkeley, kuris atsiradė, kai yra 10 metų darbas, kur buvo medžiagos Sirijos kare surinktos Ruandoje arba Jemene ir kitose konfliktuose. Ir buvo žmogaus teisų grupė apie 100 žmonių, kurie dalyvavo, kuriant šitą dokumentą. Ir pasiteka to darbo buvo sukurtas protokolas, kuris Freiburgas sukūrė, kuris daro aprašą, kokiais būdais turi būti surinkta medžiaga, kokiu būdu turi būti išsaugotos medžiagos ir kokią formą turėtum turėti, tam, kad teismai galėtum ir prokuratūros galėtum nagrinėti kaip tiesioginį įrodymą.
Bet tai ne vien tik tai. Bet tai daug tokių medžiagų galima naudoti lead evidence, tai yra tie, kurias gali tave kažkur tai nutesti iki tam tikrų aplinkybių, nustatyti aplinkybės ar suras liudytoje, jeigu pati medžiaga gal ir negali būti priimtas, medžiaga, teismas gal nepriims tiesiogiai, bet tai medžiagos, kur visuomenė renka dėka šito dokumentų ir aplamai, kai šita sfera toliau įsiplėtė, dabar turi visiškai radikalinį kitokį svorį. Ir kai kažkokiose valstybėse Berklio protokolas jau yra implementuotas į teisinę sistemą, jau teisėjai, jau mokymus praeina, kaip naudoti ir identifikuoti tas medžiagas, kurios yra iš atvirų šaltinių yra surinkti arba iš visuotinių visuomeninių organizacijų, tai dėl to aš tai manau, kad tai yra didžiulį pokytį matau. Ir mums tai buvo irgi toks didžiulis postumis tame, kai prasidėjo pilno masto invazija, kai archyvo idėja, sukurti, kai idėja pas mus atsirado, mes pamatėme, kai mes galime defragmentuoti tas medžiagas ir dėka to, kad mes turime naują instrumentą tam. Na, aš tai gal tai papildysiu, kad paaiškinti, kai tam tikrų dalykų. Tai reikia suprasti, bet archyvas, karo archyvas, jis renkamas daugumoje ne iš profesionalių medžiagų, o iš, taigi yra filmuojama telefonu arba iš kažkokių tai filmavimų, kur žmonės daro vietoje. Jeigu tai liečia kažkokį tai nusikaltimų, karo nusikaltimus. Daugiausiai archyvas formuojasi būtent taip. Kas liečia Viktor filmą ir apie tai, kaip žmonės su kamera dirba kare, yra labai daug apribojimų. Tai kas liečia karinių kažkokių tai apribojimų, tai bet kokia vizualinė informacija, kuria paliečia karį, tai kontroliuojama, nes tai yra labai jautrių momentų tokių, kaip naudoti šitą video medžiagą, kai yra tam kadre yra karis arba prieš fronto teritoriją, kuri matomi kažkokie tai objektai, pastatai ir taip toliau. Tai visa šita, tai potencialiai tai gali būti žvalgybinė informacija, kurios negalima platinti. Tos informacijos yra dviejų tipų. Tai 3 tipai, kaip fronte arba prieš fronto teritorijai dirba. Pirmas tai yra žiniasklaida, tai yra skyriai, tai yra karinių unitų, tai yra mobilizuoti kariai su kameromis, su vaizdo kameromis, kurie filmuoja, jie savo padalinį užduotį vykdo ir kur filmuoja savo poreikiams, kuris statomas, tai yra gali būti ir techninis filmavimas, tai yra kažkokie tai treniruočių filmavimai, tai yra tam, kad daug nevarinėti žmonių, kurie treniruojasi, tai yra paramedikų arba taktinių treniruočių galima nufilmuoti ir po to rodyti ir mokintis iš video medžiagos. Kaip dokumentavimas užimtų teritorijų, tai buvo pozicijos, kur sėdi priešas, po to priešas buvo išmuštas iš šitų pozicijų, tai būtinai labai skrupulingai yra dokumentuojama, nes tai ta medžiaga, kuria po to bus nagrinėjimas ir kurią analizuos kariai. Ir taip pat kaip ir propaganda, nes propaganda tai yra toks dalykas, kai yra instrumentų dalykas vienas iš. Tai sakyti, kad propaganda, aš tai nefilmuoju propagandą ir neužsiimu, bet aš tai puikiai suvokiu, kad tai yra labai naudingas ir geras karo instrumentas tam, kad priešintis Rusijos propagandai, kokia yra labai toksinė ir labai puikiai apgalvota iš psichologinės pusės ir iš medijos pusės ir kaip yra išplatinta ir tai puikiai dirba. Ir mes matome, kaip puikiai tai dirba. Ir bet koks paprastas pranešimas kažkam internete gali iki mirčių, 100 žmonių mirčių privesti žaibiškai tą dieną. Ir kiekvienas, mes turime atsaką daryti ir mes kiekvienas darome iš to, tai jie rekringui daro tą medžiagą ir tai irgi labai svarbu ir taip toliau. Antras, tas variantas veiklos žmonėmis, kurie su kamera aplink to karo, tai yra žurnalistai.
žurnalistai, kurie dirba iš nuo kažkokių tai leidinių, iš internetinių platformų informacinių arba iš kažkokių tai kitokių leidinių ir turi redakcijos užduotį. Tai yra redakcija susitarė su karinė administracija, kuria kontroliuoja šitą teritoriją, žurnalistai išvažiuoja ir dirba jau žemėje. Yra tam tikras susitarimas, ką galima į kadrą paimti, ko negalima imti į kadrą. Ir tai irgi yra svarbu. Na ir trečias toks veiklos būdas, tai va būtent tom, ko aš užsiimu. Mūsų studija, mūsų kolektyvas, jis yra nepriklausomas ir mes darome savo kūrybinius darbus, nes mes pilnai nešam atsakomybę už tai, ką mes darome ir atsakom patys. Tai iš vienos pusės yra legalus darbas, iš kitos pusės tai nelabai. Nes tokį marginezę turi, nes nieko nelegalaus mes nebedarome, bet laikas nuo laiko, tai prieš tai tas filmas apie evakuaciją, kuris matėte daugumoje, jis buvo nufilmuotas tuose vietose, kur negalima buvo filmuoti, bet tai savanoriai kažkaip filmuoja patys save ir jiems tai yra svarbu, nes kiek jie yra matomi internete, labai priklausys, ant kiek bus aukojama jiems ir palaikymas, nes jiems reikia save rodyti ir nuolat būti matomam. Kariai žino, kad savanoriai patys save filmuoja ir čia yra žmogus su kamera logiškas šitoje situacijoje. Va taip, aš ir galiu dirbti. Na, va tai toks va Ivanai, protokolas. gerai, dar pratęskit šiek tiek. Tai yra tos raudonos linijos. Nu, aš suprantu, kaip jūs sakot, kad vis tiek, jeigu jau dokumentuoji, filmuoji, nesvarbu su kuo, su kamera, fotoaparatu ar telefonu, turi žinoti, kas galima, ko negalima. Bet kaip jūs sakot, yra tas gerosios propagandos elementas kine arba tuose filmuojamuose vaizduose, dėl to, kad nauda yra didesnė, ko gero, negu žala. Bet, jeigu kalbėt apie tas raudonas linijas, kur jau tikrai negalima ir čia jau, prasme, riziką prisiema pats asmuo, kuris fiksuoja. Na, jūs turite omeny, kad tai yra moralinės raudonos linijos ar techninės? Ir moralinės, ir visos čia šiuo atveju, ko gero, taip. Na, žinoma, kad yra, Ir labai visko daug, negalima meluoti, negalima daryti feikus. Nors aš tai žinau, kad feikai tai yra toje situacijoje, kai yra apie ginkluotę ir mes taip pat tą darome. Mes priešui kartais rodom ginklus, kurių nėra, iš tiesų neegzistuoja. Tai yra tam, kad jų visuomenė kažkaip tai susijaudintum ir kad jie galėtum padaryti kažkokį žingsnių. Kart nuo karto mūsų žvalgyba daro tam tikrų veiksmų, kad padaryti provokaciją, sakykime. Tai yra visiškai kita sfera, kurią mes žiniasklaida neužsiema tą propagandą. Bet mums, mūsų kolektyvai ir mano kolegomis, kurie dirba aplink frontą, labai svarbu, labai tokia svarbi raudona linija, kurios negalima pereiti. Čia yra melas. Negalima meluoti. Na, bet pavyzdžiui, kas iš moralinės atsakomybės, žinoma, aš tai nesakysiu kažkur tai be leidimo, kažkaip specialaus leidimo, aš tai nerodysiu nužudytų kūnus arba sunkiai sužeistųjų žmonių, nes tai žmogaus stato ir artimuosius tų žmonių. Bet iš kitos pusės, tai nėra nieko čia tokio nestubaus, nes protokolo žurnalistas, kurie dirba, ir žurnalisto protokolas, kuris dirba prieš frontos teritoriją, nes aš nesu žurnalistas, aš esu kino dokumentalistas. O kas liečia iš tų techninių klausimų, žinoma, aš negaliu sustabdyti kariškį gatvę ir jį nufilmuoti be leidimo. Ir karis neleis tą padaryti, nes tam, kad nufilmuoti tą žmogų, aš tai turiu susitarti
būtent su spaudos tarnyba, būtent to padaliniu, kuris tarnauja, nes tas žmogus gal bus kažkoks žmogus toks, kurio negalima labai rodyti viešai. Ir labai yra daug tokių dalykų, tokių techninių, tokių būtent praktinių tokių dalykų. Na, tai dėl to negaliu taip paskaičiuoti ant pirštų, nes kiekvienas tas atvejis yra labai toks savotiškas. Na, galima kažkiek dar grįžti iki tos teisėsaugos ir galima pridurti, kad archyvas jų renka ne vien tik tai foto ir video medžiagą, sakykime, iš režisieriaus arba fotografų, bet taip pat mes bendradarbiaujam su labai daug būtent žmogaus teisų organizacijų, viešųjų organizacijų, kurie dokumentuoja teisėsaugai. Ir mūsų tikslas, kad mes labai gerai Berklio protokole teisingai išsaugotum tas medžiagas. Mūsų užduotis, kad mes labai gerai teisingai galėtume išsaugoti tas medžiagas tam, kad po to galima būtų panaudoti tą medžiagą. Ir iš tokių bendrų tokių taisyklių, tai yra įrodymas, kad šita medžiaga nebuvo keičiama, kol ta medžiaga buvo archyve, tai yra rezervinių kopijų kūrimas ir labai daug kitų dalykų, kur mūsų komanda ir labai aktyviai ir labai imliai kontroliuoja ir mes tą visą laiką turėtume įvertinti ir suprasti. Ir dar kitas labai įdomus momentas, kuris liečia tą sensityvumą, tai yra labai daug tokių sensityvinių medžiagų mes turime archyve ir labai daug asmeninės informacijos ir tai mums irgi buvo iššūkis, kaip dirbti su šitą informaciją tokia asmeninė ir mes irgi radome tokių techninių instrumentų, kaip uždaryti asmens duomenis, kad ta medžiaga pirmiausiai būtų išnagrinėta medžiaga, kad iš to, kas vyksta, apie ką kalba žmogus, o tik antroji istorija, kas būtent apie tai pasakoja, jau yra tų asmens duomenų, kurios gali būti atidarytos pagal tik tai teisėsaugos, pavyzdžiui, dėl teisėsaugos užklausos, pavyzdžiui. Tai irgi tai yra iššūkis ir daug taisyklių, kuriais mes turėtume remtis, kad ir turėtume, bet mes ir naudingi ir teisėsaugai. O buvo jau kažkokių konkrečių atvejų, kuomet jūsų archyvo medžiaga buvo panaudota tyrimui ar kažkokiai bylai konkrečiai, kur jau kažkoks ir galbūt rezultatas pasiektas? Vienas iš tokių žemiausių keisų, kur archyvas, kur dalyvavo, tai kai buvo praeitais metais į Tarptautinį kriminalinį teismą, kur federacija Human Rights kartu su Ukrainos laisvų žmonių teisų organizacija ir prieš Rusijos propagandą, Šumanen, Kisiliovo ir kitų Rusijos Gromovo propagandistų buvo prieš juos nukreipta. Ir archyvas 7,000 surinko skirtingų medžiagų, kur buvo identifikuoti ir priešo kalbos, ir neapykantos kalbos, ir žmogaus teisų atstovai surado instrumentų, kurie galėjo visą parodyti tą medžiagą tokioj būsenai, kad darbinis keisas būtų sukurtas, kuris buvo perduotas į tarptautinį tribunolą. Mes dirbam taip pat su Ukrainos generalinė prokuroro ofisu, su prokuratūrom ir jie kreipėsi į archyvą, bet archyvas nevaldo visą medžiagą, nes tos medžiagos, kurios yra archyvose, tai yra tiems, kuriems priklauso ta medžiaga. Jeigu yra kažkas mums perduoda tą medžiagą, kažkokia organizacija, mes darome katalogizavimą, darome prieigą prie jų, kad galima būtų surasti, bet negalim panaudoti jų be būtent tų, kam priklauso teisė tom medžiagom. Ir jeigu yra sensityvinių duomenų, tai pagal užklausą galima tik tai pamatyti, kad yra tokių medžiagų, bet tai tam, kad tai pasižiūrėti, reikėtum iš to gauti iš tos organizacijos ar žmogaus tą leidimą. Ir taip mes dirbam su tokiam žmogaus teisų organizacijom, kurie yra ir tų medžiagų kontributoriai ir taip pat ir vartotojai. Nes ir Projects, Recommend Projects, apie kuriuos minėjote, yra vienas iš mūsų partnerių. Mes kartu su jais dirbame ir su jų medžiagomis ir su dauguma kitų medžiagų.
Gal klausimų kokių turit? Kiek čia žmonių yra? Visi po vieną galit užduoti. Taip. Vieną klausimą. Prizas bus už tai. Gerai, gal kol galvosit klausimus, man tai apskritai kilo klausimas po šito filmo, koks Viktoro likimas yra šito filmo herojus. Kas nors žinot? Na, aš tai tiksliai nežinau, aš tai Kramatorske buvau su juo susitikęs ir aš jį labai puikiai atsimenu, mes kavos išgeriam kartu su juo, čia buvo kažkur tai, atrodo, prieš 3 mėnesius buvo atgal. Puikiai atrodo, barzdava tokio dydžio, filmuoja. Aš manau, kad su juo viskas yra tvarkoj. Jo, ir turbūt tas jo... kaip čia pasakyti, pasirinkimas, nors labai didelis noras buvo su ginklu eiti ginti savo gimtinės, bet kamera ko gero labai svarbią misiją atlieka, ne mažiau svarbią misiją ir čia jau gal link pabaigos, jeigu nėra klausimų, ar yra kokių klausimų? Va, yra klausimas, gerai. Aš turiu klausimą Ivanui, kadangi jūs esat karo dokumentalistas ir jūs minėjot apie dalykus, kurių negalima filmuoti, ribas. Kaip jums, kuriant filmą, sekasi neatskleisti tam tikrų labai jautrių detalių? Kaip jūs patikrinat, kad tai yra informacija, kurią jūs galite rodyti pasaulyje, nes filmą jūs po to platinat labai plačiai auditorijai ir kaip užtikrinti, kad jūs priešui neišduodat kažkokios jautrios informacijos? Na, čia pirmiausiai tai yra tavo atsakomybei, nes mesgi negalim, nes reikia galvot, kad tu rodai ir kad tu turi ekrane. O antras, tai žinoma, dokumentinis filmas tai yra labai ilgas procesas dėja, arba laimiai. Ir tas terminas to medžiagos, kai yra nesaugyta medžiaga, gali tas terminas baigtis, ypač kai mes kalbam apie karą. Bet dabar paskutinius 5 mėnesius aš filmavau projektą labai nesaugiose vietose, tai buvo projektas apie energetikos, kurie remontuoja būtent elektros teikimo linijas prieš frontes teritorijoje, o tai visą laiką atskrenda, visą laiką laidai yra nutraukiami ir tie elektrikai daro labai pavojingą, bet labai gerą darbą. Jie važiuoja į kaimus, kur atskrenda. Va, tai kur atskrenda, nes yra žinoma nesaugu, yra remontuoja šitas linijas elektros. Kai dronai su detektoriais, puikūs žmonės, nes iš tiesų Donbaso teritorija atrodo taip kaip apokalipsė. Nes tai yra Mad Maxo sapnai iš vienos pusės, o iš kitos pusės vietiniai gyventojai, kurie dar dirba ir lieka ir kurie dirba, man atrodo, geriausi žmonės, nes liko dabar. Nes tie, kurie bijojo, tie, kurie arba kuriems buvo nusispjauti į savo tą žemę, jie iš tiesų labai greitai išvažiavo. O liko tie žmonės, kurie vardan savo Donbaso ir dirbs ir super labai pavojingose ir labai sunkiose sąlygose dirba ir puikus gerus darbus dabar daro ir kaip labai gerbiu tokius žmonės. Ir aš 5 mėnesius dirbau su tokiomis žmonėmis ir ta medžiaga, kurią aš dabar nufilmavau šiai dienai, bet šitoj temai, tai daugiausiai ta medžiaga yra iš tų kaimų arba miestelių, kurie jau dabar okupuoti šiuo metu. Šita medžiaga jau iš tos pusės, iš žvalgybinės pusės jau neaktuali ta medžiaga. Aš jau galiu publikuoti ir galiu jau rodyti visus tos kaimus, nes visi tie kaimai dabar jau yra Rusijos okupuotose teritorijose. Jau nieko jau nepamatysi. Ir aš taip pasikartosiu, kad kiekvienas tas atvejis, filmavimo atvejis, kai tu dirbi prieš fronto teritorijoje, jis yra unikalus.
Nes aplink yra visą laiką yra kažkokių tai aplinkybių kiekis, kuris tave verčia kažkaip tai vienaip ar kitaip žiūrėti tą medžiagą. Tai čia labai sudėtinga tai pasakyti, kad aš tai turiu tai tokias taisyklės ir aš tai vadovausius ir viską padarysiu būtent taip ir tada puikiai viskas gausis. Nes visada kažkas tai yra kitaip. Ar dar būtų klausimų? Gerai, tada mano paskutinis toks būtų klausimas. Kaip mes, ne ukrainiečiai šiuo atveju, galim jums padėti, einant šituo istorijos ir realybės dokumentavimo keliu? Na, iš tiesų, šitas pats faktas, kai tu eini Vilniuje ir matai visur mėlynos, geltonos vėliavos spalvos, o kur yra troleibusas važiuoja ir kur parašyta Vilnius myli Ukrainą, tai jau yra. Tai ir labai tave palaiko, iš tiesų labai palaiko. Ir žinoma, kaip Ukraina yra aplamai. Ir bet kokia Ukrainos, bet koks palaikymas, man atrodo, yra brangiausias už auksą ir mes esame jums už tai dėkingi. Gerai, bet ar galim kaip nors su ta kamera, žurnalistės dvi sėdi, kurios irgi ir dokumentuojam istoriją ir pasakojam, kaip galim. Ar archyvas, archyvą pildo tik tai Ukrainos užfiksuotą medžiagą, ar ten yra ir, tarkim, užsienio žurnalistų kažkokie tai kadrai? Čia gal ir apie tai klausimas būtų. Taip, iš tiesų, ir tai irgi viena iš to pagalbos dalies, kuri kad tai padėtų papildyti tą archyvą, nes tai irgi labai svarbu, nes yra užsieniečiai kariuomeniai ir yra savanoriai užsieniečiai, yra užsienio piliečiai, kurie gyvena Ukrainos teritorijoje. Ir visa jų patirtis irgi labai svarbu išsaugoti, jeigu mes kalbam apie tai, kuom dar galima padėti. Man visą laiką tai apie švietimą ir švietėjimą, tai apie ką yra rašoma istorijos vadovėliuose, tai bus tas, kas komunikuos ir tame tarpe ir jūsų šalyje. Ir dėl to, būtent ta teisė gauti tiesą, tai yra labai svarbu. Ir mes kaip archyvas padarysime viską, kas įmanoma, kad ta teisė gauti tiesą būtų išsaugotas. Я так само хочу підтримати так само Івано, būtent jausmus dėl vėliavų plevėsuojančių ir dėl to, kad ant kiek palaiko Vilnius Ukraina, tai yra iš tiesų neįtikėtina ir labai daro didžiulį įspūdį, nes tai labai šiltas, labai karštas įspūdis, bet yra ir kitos šalis, kurios, man atrodo, jiems reikia mūsų papildomo dėmesio, kad jos dar sustiprinti, kad jie dar galėtum daugiau bendradarbiauti su Ukraina, veikti kartu. Ir kaip Irina sakė, mūsų darbas, nes mūsų darbas yra tame, kad mes galėtum, kad Ukrainos istorijas, ukrainiečių istorijas danešti, kad tai yra būtinybė, kad mes turėtumėm bendradarbiauti ir palaikyti Ukrainą tose regionuose ir tose valstybėse, kur dar vis dėlto dėmesio tiek neturime iš tų šalių. Ieva, pradėjote, tai teks ir užbaigti šitą pasikalbėjimą. Tas pats klausimas, tiesiog kaip mes žmonės iš šono, kitose šalise, žurnalistai, kino kūrėjai galėtume šitoje vietoje prisidėti, padėti, dokumentuojant tą realybę ir istoriją. Tai, man atrodo, tas kasdienis darbas, aš esu žurnalistė, taip pat dokumentikos kūrėja, tai būtent tai ir yra mano įrankis, ar ne? Pasakoti istorijas, jas dokumentuoti, keliauti su jomis, kalbėti, neleisti pamiršti, laikyti tam tikrą pulsą, informuoti. Yra daugybė dalykų, kurie
tarsi, nežinau, tai yra mūsų kasdienė duona, kasdienis darbas, bet karo metu ir ypač, pavyzdžiui, būnant tam tikrose užsienio šalyse, net ir dabar Berlyne buvo tokių, kur, taip, tarsi pasijuokė iš mūsų, jūs šitokie Ukrainos ambasadoriai lietuviai maždaug. Toksai, kad yra šitas ir tada, bet tada tu matai žmonės, kurie, nežinau, sėdi, viena buvo moteris iš Ispanijos, kuri paklausė dokumentikos ir tada sakė, kad, žinai ką, aš po tiek laiko vėl pajaučiau kažką apie Ukrainą, nes tai buvo visiškai pamirštas dalykas. Tai, man atrodo, mums daugeliui žurnalistų, kūrėjų dirbančių čia Lietuvoje, mes irgi tai matom kaip tam tikrą pareigą ir mes esam šitame kelyje kartu. Žinoma, mes nesam ukrainiečiai, mes turim kažkokius tarsi kitus prieimo būdus, mes suprantam, kad mes nesam ukrainiečiai. Bet tuo pat metu, man atrodo, irgi įdomus dalykas, kad pavyzdžiui, čia Lietuvoje Ukraina, karas Ukrainoje yra išties svarbus daugybei žmonių. Ir pavyzdžiui, mes kaip žurnalistai, ar vykdami į Ukrainą, ar planuodami darbus, mes tikrai labai daug mąstom apie tai, kokią istoriją papasakoti, kaip čia dar tą dėmesį išlaikyti, kaip padaryti, kad žmonės nepamirštų tos Ukrainos, nepamirštų, kas ten vyksta. Tai toks, mes irgi čia, būdami Lietuvoje, kur mes turim tą tokią įsitraukusią auditoriją, mes irgi tiek aš asmeniškai jaučiu tą atsakomybę galvoti, ieškoti tų naujų kelių. Ir tokia, dažnai girdim ukrainiečius, aš galiu tik įsivaizduoti, kaip erzina tas, kai žmonės sako, kaip štai mes pavargome nuo karo. Ir dabar klausiau, kai buvo Trumpas su Zelenskiu susitikę ir vienas žurnalistas uždavė klausimą, tai maždaug taigi kada bus tas susitarimas, nes amerikiečiai pavargo nuo karo. Ir toks tarsi koktu yra girdėti visus šios dalykus, tai aš galiu tik įsivaizduoti, kaip tai yra ukrainiečiam. Tai aš asmeniškai ir mano kolegos, mes jaučiam tą pareigą. Ir praėjusią savaitę irgi buvo išsakyta mintis vienos, berods vieno festivalių vadovė, kad žmonės gali futbolą žiūrėti kiekvieną vakarą, tai jiems čia per daug tų tarsi karo istorijos. Visos yra skirtingos, jos visos turi savo balsą, pasiekia skirtingus žmonės, pasakoja skirtingas istorijas. Tai, man atrodo, grįžtant prie jūsų klausimo, ką mes galim padaryti, tai, man atrodo, mes tai ir darom ir stengiamės tai daryti, tiesiog atlikti savo darbą, dokumentuoti, pasakoti istorijas. Tai, man atrodo, tai, ką galim daryti geriausiai, tai stengiamės ir tęsti 100%. Išlaikyti fokusą, aš taip galėčiau pasakyti, dėmesio centrą ir spausti politikus, kad jie to dėmesio centro nepamestų. Nes čia yra labai svarbu. Pratęsiant, kad juk labai dažnai yra tas, kad tu, nežinau, tam tikras poveikis visuomenėms, tuomet jos daro spaudimą sprendimų priėmėjams ir tai gali vesti į kažkokius konkrečius rezultatus. Tai mes irgi esame dalyviai visoje šioje grandinėje. Aš dar noriu papildyti. Pavyzdžiui, dar vieną istoriją tokia. Tai man atrodo, kad labai didžiulis klausimas, kaip pasiekti naujos auditorijos. Ir daugumoje mes matome, kai žiūrim filmus, ateina žmonės, kurie jau kontekste. O kaip būtent kovos su tais, kurie dar yra ne kontekste. Ir Didžiojoje Britanijoje yra tokia mažoji iniciatyva Mission in Ukraine. Ir tos iniciatyvos mintis yra tame, kad jie renka daug tų pinigų, kad nusipirktų automobilį ir surasti to savanorį Britą ir kad tas vairuotojas nuvažiuotų į Ukrainą, kad jis galėtų tą automobilį parduoti Ukrainos medikams. Jis važiuoja keletą dienų, atvažiuoja į Čirnici miestą, tai daro garaže dar porą dienų, praleidžia, kol tas automobilis bus konvertuotas į tą medicinį automobilį, kuris bus sukomplektuotas su viso, ko reikia. Po to jis važiuoja kažkur į rytus arba į pietus Ukrainos, perduoda tą automobilį, medikams dar praleidžia laiką ir grįžta atgal į savo kažkokį tai mažą miestelį Didžiojoje Britanijoje, kai po tos kelionės dalyjasi su visais įspūdžiais, ką jis patyrė. Ir iš tiesų tai labai padeda jiems dar surinkti dar keletai automobiliams arba mašinai. Jeigu mes tam savanoriui dar kažkaip kaip papildomą instrumentą duosime filmą, kuris galėtum vietos klube arba bibliotekoje parodyti ir papasakoti, tai yra mano įspūdžiai, o čia yra ir
O taip tai ir atrodo, viskas taip ir aš galiu liūdėti, kad tai taip ir yra. Aš manau, kad tai yra vienas iš būdų tą auditoriją, naują auditoriją įtraukti ir platinti. Ir kaip jūs teisingai pasakėt, kad tai toliau šitą auditoriją daro įtaką tiems sprendimams arba vietos valdžios politikams arba ratams ir kai reikia priimti sprendimą dėl pagalbos Ukrainai, jie vienaip arba kitaip, jie remiasi to palaikymu, vietos bendruomenės palaikymu. Ačiū. Dėkui. Ačiū.